Vaidas. Vadinas malonu. Gerai. Kaip ėmėsi? Ai, visai neblogai, kaip jau. Gerai, sakyčiau. Gal nelabai. Žiūrint. Kokį tikslą išsikėlė? Tiesą žiūrint, kurio kampo pažiūrėsi. Jeigu tikslas išgyvent, tai yra viena. Jeigu tikslas gyvent, yra kita. Jeigu gerai gyventi, yra trečia. Tai yra čia priklauso nuo tikslų. Gerai, tai ką? Apie patirtį reiktų gal kažką pasikalbėti. Su kokiais projektais teko dirbti. Šiaip tų projektų pakankamai nemažai buvo, nors mano specializacija, ta įmonė, kuriai dabar dirbu, kaip ir nėra su projektais susijęs. Aš labiau operacijų komandos vadovas, pagrinde tų IT specialistų komandos vadovas. Mes atsakingi už sistemų administravimą, bet tačiau kadangi įmonė nebuvo tinkamų žmonių iš IT pusės, kurie turėtų pakankamai kompetencijos visų sistemų vystyme, tai buvo man patikėta irgi keli projektai. Tai svarbiausi projektai buvo paletavimo proceso automatizavimas, nes dirbu gamybinėje įmonėje. Tai tiesiog reikėjo pasižiūrėti, kaip optimizuoti darbą, kad paletuotam būtų mažiau rankinio darbo ir tuo pačiu mes išvengtumėm daug visokių žmogiškųjų klaidų, nes su paletuotojų darbu pasitaikydavo, kad nemažai atsirasdavo klaidų su visokiais maišais, kad tarkim ten ne taip užregistruoja tą paletę, ne taip suskaičiuoja ir panašiai, tai pastatėm irgi roboto ranką, kuri automatiškai krovė maišus ant paletės, sukrauna maišus ant paletės, tada juos, aišku, suskaičiuoja ir apvynioja stretch plėvele. Ir kai išvažiuoja paletė pro vartelius iš tos paletavimo zonos, tada automatiškai sistema viską užfiksuoja. Duomenys irgi padaryta integracija tada su PLC dalimi į integraciją į Navisioną, kad sukrenta visi paletės duomenys į Navisioną ir tuomet dar iš Navisiono keliauja į sandėlio valdymo sistemą, kurią po to įsidiegiam. Ir sandėlio valdymo sistema sugeneruoja etiketę pagal kliento norus, nes kai kurie klientai ten turi tokias nestandartinės etiketės, tai pasižiūrima pagal patį produktą ir koks klientas kokią etiketę suformuoti, tiesiog automatiškai tą etiketę išsispausdinam, ką lieka paletuotojui padaryti, tai tiesiog paimti išspausdintuvą etiketę, užklijuoti ant paletės ir su peruku atvažiuoti ir ją nukelt. O kas PSS-as? Projektas. DK projektas. Šiauliečių kūrinys. Gamybos kodo technologijos Šiaulių. Tai va, tai šitas dalykas irgi labai sumažino klaidų kiekį, paspartino visą darbą, nes gamykla dar irgi plečiasi, tai buvo labai svarbu, kad sumažinti tą klaidų kiekį. Gerai, su kokiom dar tada sritim teko susidurti? Čia yra viena iš sričių, sakykime, tai suprantu, kad čia gamyba, kažkas logistikos dalis kažkokia, tai ką dar teko pažymėti? Teko irgi kiemo valdymo sistemą diegti. Kiemo valdymo sistemą. Esmė, kad visas mūsų kelias prasideda nuo šlagbaumo, kai važiuoja fūra, jis sustoja prie šlagbaumo, jos valstybinius numerius nuskenuoja ir tada tie numeriai įkrenta į mūsų kiemo valdymo sistemą ir ta fūra važiuoja, pasisveria, tada iš jos išsiurbiamas pienas ir tada vėl pasisveria jau tuščia, tada mes pagal tą skirtumą svorio žinom, kiek mes pieno išsiurbiam ir tuomet važiuoja į plautis. Ir esmė, kad visi šitie duomenys rišasi prie tos fūros
vienoje duomenų bazėje, tai tiek pati fūra, tiek visas laikas, visi veiksmai, kurie įvyko, pieno kiekis ir netgi pats plovimas. Tai paprasme, užsiregistruoja tada į eilę plovimų ir yra pas mus plovykla, kuri po to iš karto ir išplauja. Tai va čia irgi buvo įdomi užduotis, nes pas mus anksčiau irgi buvo plovimo procesas, viską turėjo priėmimo operatoriai rankiniu būdu daryti. Ir sverti ir viską, dabar visi duomenys automatiškai gražiai sukrenta į visą mūsų tą pieno valdymo sistemą. Ir tuomet, kai važiuoja pienovežis plautis, tai jam priėmimo operatoriui telieka paspausti mygtuką paleisti plovimą ir visa ta seka pasileidžia. O kaip prisiplauna? Su specialia chemija, aišku, turi pirmą vairuotojas prijungt šlangą automatiškai robotas. Nepildo. Tai ten tiesiog su skysčiu aukštų slėgių išskalauja. Ką, ten įkiša gana? Prijungia vamzdį ir specialiai yra plovimo chemija skirta. Tai kažkaip įkišti įkišti? Tai jo, prijungt prie fūros specialūs. Jis vidui turi kažką? Jo, ir specialūs ant fūros yra tokios specialios jungtys metalinės ir šlangą prisimala iš mūsų pusės ir tą chemiją supumpuoja. Tai šitas projektas buvo įdomus, o toliau dar, kur minėjau, iš freelancinimo dalies turiu projektą įdomų, kur irgi pasamdė mane Point One International įmonė, kaip freelancerį, tokiam projektukui, kur irgi buvo iššūkis, jie turėjo problemą, kaip jie turi savo sandėlio valdymo sistemą, bet jie 3PL vertėsi, ta prasme, atvažiuoja prekės pas juos į sandėlį ir jie sandėliuoja, po to išsiuntinėja. Tai mūsų klientai buvo iš Lietuvos, jau jų klientai buvo dauguma iš Lietuvos, atveža urmų dideliam paletėm prekes į jų sandėlius, Amerikoje, Azijoje, man rodos, dar turėjo. Ir tada iš tų sandėlių jie siunčia, tas Point One'as kaip tarpininkas, siunčia prekes klientam, kurie Amerikoje panašiai, ir tiesiog tą visą pristatymą optimizuoti. Tai esmė, ką jie turėjo tokią kaip vidinę sandėlio valdymo sistemą, jie SQL naudoja. Visa problema buvo tame, kad į ten skrisdavo visa prekių informacija, ten SQL unitsai ir kiek ten kokios prekės turi, kokios SQL. Ir problema buvo tame, kad jie tiesiogiai prie SQL negalėjo duoti prieigos savo klientam, nes tas SQL tiesiog normalaus teisių paskirstymo neturėjo, tai jie susidūrė su ta problema, nes klientai norėjo matyti realiu laiku savo kiekius jų visuose sandėliuose, kad galėtų valdyti užsakymo procesą ir plus dar po to atsirado poreikis, jie norėjo patys formuoti pristatymo lipdukus. Tai iš čia atsirado poreikis tokį kaip mini savitarnai ir turėjau suprojektuoti visą tą sistemą nuo nulio ir dar suprogramuoti. Tai esmė, kad reikėjo daryti integracijas, kad būtų pastoviai sinchronizuojamas į tą vidinę savitarną visų klientų kiekių likutį sandėliuose ir tada tiesiog pagal klientą jam parodomos tik jo prekės ir jo likučiai. Ir tuomet dar klientas turėjo galimybę susiformuoti tą pristatymo lapelį. Tai tiesiog irgi buvo padaryta dar viena integracija iš ShipStation'o, nes jie naudoja ShipStation'o. Būtent siuntimui, tai ten tiesiog irgi per API nusiunti kokius produktus išsiųsti. Ir čia svarbi vieta buvo, kad neužrezervuot į ShipStation'ą daugiau produktų nei yra sandėly. Šitus dalykus turėjom susižiūrėti, bet žodžiu irgi padarėm taip, kad susiformuoja siuntos lapukas. Tas klientas jau tada netgi gali parsisiųsti tą lapuką, aišku, per API iš ShipStation'o, tada mūsų sistema pasiima ir duoda klientui pažiūrėti. Čia dar svarbi vieta buvo, kad pats klientas negalėjo matyti siuntimo kainos, nes jeigu, kadangi gyvena iš to, jie užsimeta iš siuntimo kainos.
Tai vat reikėjo šitą visą irgi informaciją šiek tiek paslėpti. Tai vat iš tų projektų, tai vat tiek, tai irgi realiai nuo techninės užduoties parašymo iki įgyvendinimo. Su pardavimais, ką nors teko žiūrėti? Su pardavimais sunkiai, bet esu, taip sakant, linkęs mokytis. O kuri dalis šito visos veiklos, kuri labiausiai patinka? Ką labiausiai norisi daryti? Kuri verslo dalis, kokius procesus? Ne, šitos pozicijos dalis, kuri labiausiai patinka. Tai man labiausiai patinka tas, kad yra galimybė kuruoti tuos projektus nuo pat pradžios. Kas yra kuruoti? Kas po žodžiu kuruoti? Tiesiog būti, taip sakant, tiltu tarp verslo ir programuotojų komandos, kad išsiaiškinti verslo poreikį ir išversti programuotojams suprantamą kalbą, kad abi dvi pusės liktų supratusios vieną kitą ir projektas būtų įgyvendintas. Jo. Pas mus čia kitaip yra. Kurį laiką turbūt programuotojai papasakos, ką reikia daryti, nes vienas turbūt 20 metų dirba, daug dirba. Bet yra, ką reikia išsiaiškinti, ir yra vienas skirtumas nuo kitų, mes turim produktą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su vienu kodu dirba visi klientai. Tai reiškia, jeigu čia sugalvosim įdėti kažkokį pieno plovimo ar kokį ten tavelę, tai išeis visiems. Negalim bet kurią blangę bile ko dėti ir turim prašymą praleisti per produkto prizmę, kad jisai tiktų. Jeigu ten visai netinka, tai kalam kur nors į atskirą tabą, į atskirą ten parametrą ir viską ir atiduodam. Jeigu tai tinka, tai tada bandom leisti kaip bendrinį ir gaminti kaip bendrinį. Tai reiškia, kad kitam parduot bus uždėt varnelę, reiškia, ir galės kitas pasiimti. Tai va, toliau dar yra vienas skirtumas, kad mes kai jau pasiima žmogus, tai jisai iki galo ima. Jisai išsiaiškina su klientu, vėl ten prasukam per tas procedūras, analizės ir taip toliau. Tada, kai susiprogramuoja, tada rūpinasi, kaip patestuoti, reiškia, pasižiūrėti, kad įsitikintis. Testuotojai kokį nors procesą aprašyti, tai iš esmės ką jis gali patestuoti. Gali padaryti smoke testą turbūt, gali padaryti kažkokį tai keletų scenarijų testą, o kad pamatyti, kaip tai atrodo visumoje, testuotojas jisai, mes čia bandėm testuotojų, bet kad ten turbūt daugiau sugaištume jiem aiškinti, negu jie ir tada prisiduot klientui, kad jau priduot. Mes paėmėm nuo A iki Z. Kelias sutrumpintas yra, bet jisai yra veikiantis, nes reiškia, turiu atsiliau. Savo. Ketvirtą. Tai gerai, tai pasuk. Aš pažiūrėsiu dar, bet turbūt yra. Tvarkoj, gerai. Tai dabar reiškiasi, tai tada tą kelią mes susitrumpinam, nereikia daug dokumentuoti, nereikia nieko, reiškiasi, ir jis gaunasi paprastesnis. Tai, pavyzdžiui, reikia pasirūpinti kopiją, dar kažką, vėlgi ten tas mūsų darbo principas reiškiasi, kai mes jau nusisprendžiam tą, kas ką daro, tada susimetai per lentynėles ir lieka tik tai įsigyvendinti visą šitą reikalą. Tai jau šiek tiek kitaip, šiek tiek panašiai negu visi. Tai jau tokie. Aš kiek mačiau, jūs turit ten tą visą verslo valdymo sistemą savo susikūrę,
Tai jo, čia savaime suprantama, kad jums kiekvienas pakeitimas turi būti labai apgalvotas ir pagal... Įvairiai būna. Jeigu klientas užsispiria, ką tam padaryti. Taip, bet vis tiek, tada jums atsiranda tas visas palaikymas to pakeitimo. Tas, kad ir tiražavimas. Jeigu atsirado kitam, jau tu gali pasiimti tą basicą, užsiekstendint keletą feature'ų ar kažko ir tu jam atiduodi. Jisai tai nežino, kad yra padaryta, jam parduodi vėl kaip nauja. Tik tai reikia nesugadinti namą. Ta prasme, kai ekstendini, tai ten po truputėlį. Mes taip ir užauginom visą sistemą. Tai 11 metais buvo mažiausiai 5 versijos buvo paleistas. Ir jas dauginosi, tiražavosi, paskui sujungėm, pabiškai jungiam, susijungėm. Kai gavosi viena, tai nereikia tarp tų versijų leisti. Galima tai išsileisti, toliau jau vystyti. Aišku, per tiek metų prigribauta yra, tai randam visokių nesąmonių, randam tam toliau. Čia normalu laikų bėgant vis tiek tas matymas būna pasikeičia. Bet nuo nulio sukurti viską yra daug brangiau, padaryti. Kas liečia plotį gilį, tai ten mes turbūt ir esam plačiausiai ir giliausiai, reiškia, iš lietuviškų. Kas tokius fintus gali padaryti su prekyba, pagrindė, biškai gamybos, biškai prekybos, tai mes toj vietoje esam pakankamai stiprus. Čia šitą, kaip sakai, aš kai tariuosi su kažkuo apie viską, aš negaliu atspėti, ką tas žmogus gali. Viskas nuo jo priklauso. Buvo paėmas. Vieną iš konkurentų buvo paėmas, tai konkurentai panašiai kažką dirbo, tai atėjo pasižiūrėjo. Net pagrindų nėra, net neturi už ko kabintis, nėra iniciatyvos, nėra pagrindų, net nežinau nuo ko pradėti. Tai pasidėjo, sakau, gal tiek to netęskim. Neįsipareigojau aš tave išmokinti bazinių dalykų, reiškia, nes tu jų nežinai. Ir matyt kažką darė, tai labai silpnai. Vis amžius buvo vyresnis, tai jau ten perspektyva, žinai, jeigu ir žiūrint, jeigu ten po keletos ar 5 metų ir pradėtų kažką performinti, tai ten buvo toks iškilėtas. Tai va, tai nežinau, tai tokie dalykai yra. O programeriai patyrė, ieško, aišku, kas galėtų prisijungti. Ieškom, taip sunkiai sekasi, porą turėjom. Vienas kaip ir gebėjo, bet jis mėgsta su frameworkais dirbti, reiškia, kaip ir visi dabar. Pas mus frameworkas sunkiai turbūt galima būtų užmauti, nes tu lankstumą dabar rasti, lankstumą greitį, kad tiražam tą, ką mes esam išvystę, reiktų viską nubraukti. Ateik, pakalbėsim. Gerus. Tai va, tai ir ta, kad kitas toks šiaip žalias buvo pagrindų net nemokėjo. Tai mes šitoje vietoje su vienu atsiskyrė mūsų iniciatyvą, o kitas išėjo dėl to, kad nori su frameworkais. Tai va, tai o žmogus, kuris galėtų, reiškiasi, prisidėti, reiškiasi, kad netgi pasižiūrėti klaidą, rašmo pusės viską, jeigu, sakykime, servisiniai dalykai, tai galėtų turėti papildomos vertės. Vėlgi, visi mokymaisi prasideda nuo serviso. Aš taip suprantu, yra paprasčiausia užaugti, reiškiasi, nes visi sako, aš toj naujus dalykus darysiu. Galima daryti naujus dalykus, aš esu bandęs ir tokių dalykų, reiškiasi, čia tie, sako, aš galiu naują dalyką, dariau naują projektą, padarė, vėliau įsikūrė, ką jis ten, reiškiasi, bet ir prasidėjo, tokie smulkus dalykai, reiškiasi, kaip backspace'as, tas back mygtukas, grįžinėja, ten kažko neatsimena, reiškiasi, ten, arba ten atėjom iki versijų leidimo, o kaip išleisti versiją su framework? Kai mes galim po tam tikrus failus įsileisti, kas keitėsi, o pabandyk tam kokio nors padaryti ant framework.
kad, nu, bet ką, kur prisilieki tas frameworkas iš karto yra, mes dabar bandom biškai, žiūrėti, tas simfonį, biškai, pradmenis daryti, bet labai, nu, matom, kad kiek smulkius dalykus, kurie galima padaryti galbūt paprastai ir greičiau, ten užtikrinčiau, bet kai praeini prie sudėtingesnių, iš karto remiesi į identifikacijas ir visokius kitokius bairius. Jeigu sistema didesnė, tai Nu, galima eiti prie kažkokius langus įsileidinėti po truputį, galima dar, nu, galvojam apie tai, bet kad nusimigruoti, tai ten aš, mūsų Oracle objektų yra 20 000 failų irgi turbūt 20 000, tai iš esmės, tai reiktų kurt, manau, labai daug resursų tam reikėtų. Nu taip, jo nauda, gal kažkada atsirastų, kol nematai naudos ir viskas veikia, tai ieškai iš šitų kaip įsivaizduoti. Tai va, tai tokia yra, reiškia, tokia yra ta mūsų realybė, o ką pats baigėsi? Aš informatiką Kauno technologijos universitete. Kokia yra specializacija? Interneto informatika. Nelabai man tas sako, gal su jaunimu daugiau. Ten labai platus profilis. Ten labiau webiniai dalykai akcentuojami ir Ten viskas ir operacinės sistemos, ir serveriai, tinklai, visko buvo po truputį labai platus. Tas buvo visas kursas, o aš šiaip, nu, tiesiog tą irgi techninį backgroundą irgi rinkausi, nes tiek ir infrastruktūros nemažai turėjau, tiek ir tinklų, ir sistemų labai daug. Tai va, šiek tiek va tos patirties yra, o vis tiek irgi tokią poziciją einant be techninio backgroundo, tai tikrai sunku. Nu, yra kas dirba, neslėpsim, grybauja, bet vis, nu, nemato to sandą. Nu, sakykime, tu turi dvi įmonės, grubiai tariant, nu, dvi dombuzės, kurie apie vieną apie kitą nežino. Ir, sakykime, ten įmonių grupė, kokia nors viena įmonė, turi paimti lojalumo kortelės, dabar ten visokie padaro, įstatymai taip toliau, bet ten geriau jų nekopijuoti tas informacijas toliau, tada bandai apsikeisti web service. Tai reiškia, iškyla visokių ID-iškių klausimų, tą, ką tu čia saugaisi, kokį nors padalinio kodą, dar kažką. Tas jau nieko nežino, tu turi viską gėdintis per web services, atsivaizduoti ir setint atgal tą bazinę informaciją, tą, kurią reikia. Ir pavyzdžiui, įvedžiau tą, o atsirado kitas. Nu, pavyzdžiui, sumaišytas ID-iškės, kur neįvertinom, kad čia to ID-iškė yra viena, o čia kita. Sutapo, nu tai jeigu nerado, tai nerodo, o jeigu kitą pagavo, kitą rodo. O Jėzau, ir ne tą rodo, nerodo, ir iš karto tragedija. Neanalizuoja tos priežasties, kad nėra tų gebėjimų suprasti, kodėl čia nerodo, o supranti, o iš karto jau panika. Tai va, reikia labai daug žiūrėti tokių dalykų, kad nepabėgtų, reiškia, ir ten klientas paprašė. Ja, tam kokiu. Padarykime dabar ten skaitmeninę ten nuolaidų kortelę. O kai jis skiriasi nuo prastos? Vis tiek tas ryšininkas kortelės. Nu, kažkoks tai ID, nu, tai yra taip, bet ir viskas, čia reikia daryti skaitmeninę ir jau iš karto darbų. Nu, jeigu reikia požymį, tam požymį, tai būna, kas dar skiriasi? Nieko, arba ten koks nors dovanų čekis. Ir tas, nu, skaitmeninis ar popierinis. Nuskanuosis tau, kaip sakyt, duos pinigų sumą kažkokią tai. Nereiškia, nu tai va, tai tokių paprastų dalykų, kai net nėra techninio backgroundo, kartais išpučia, reiškia, tos dalykus. Gal ir gerai, su klientui sudaro tokį burbulą, kad reiks daug daryti, atvedėjai, padarai, kaip pigiai, viskas gerai. Tai va, tai čia visada tai yra tos dvi medalio pusės, reiškia, yra. Ja, bet vėl kitas dalykas, techninis backgroundas kartais gali duoti, vėl, nu, kitų žinių gali duoti, tai čia reikia, tada reikės tą kitą vietą duotės ir taip toliau. Tai, bet čia viskas yra, kaip sakyt, nuo noro ir nuo kitų dalykų. Tai žiūrėk, dabar pažiūrėkime tokį
dalykai reiškia. Plius 5 metai, plius 10 metų. Kaip save matai, karjeros prasme. Aš vat ir galvoju, kad man šiek tiek reiktų keisti savo profilį iš oro sistemų administravimo vadovo, pereiti labiau link procesinės pusės, nes man patinka su verslu bendrauti. Irgi neslėpsiu, turiu savo įmonę. Tai po darbo laisvų metu irgi konsultuoju kitas įmonės visokiais klausimais. Bet turiu irgi klientą konsultuoju kitų klausimais, nes pateko. Po darbo sunku darbu, klientas irgi nedirba. Nu, tai galima susiderinti, jeigu yra noro, tai tikrai susiderint galima. Tai žodžiu irgi konsultuoju tais klausimais. Tai tiesiog pradėjau daugiau su verslu bendrauti ir supratau, kad man galbūt labiau patiktų ir kad galbūt išaugau iš tos sistemų administravimo rolės. Viskas taip patinka, turiu daug infrastruktūros, daug atsakomybių, viso to nebijau. Infrastruktūra, kas įeina ją? Tai praeitų metų geriausias pasiekimas tai yra tai, kad sudubliuotas tinklas visoje gamykloje, pastatyta rezervinė serverinė, su replikavimu, su backupais ir pasiektas atstatymo laikas 4 valandų. Kiek? 4 valandos. Ir bet kokiu atveju šifravimas, pagrindinės serverinės užpylimas, sudegimas, kažkas, žodžiu, viskas dubliuota yra į rezervinę serverinę. Šifruosi veikimą. Tai turim šitam irgi sprendę, turim immutable backupus, kurie yra sakant, nepakeičiami, jie įsirašo, bet galimybės pakeisti. Tai blogiausiu atveju mes tiesiog iš ten viską pasiimam. Kiek ten duomenų? Bendrai visa gamykla su verslo procesais, gamybiniais duomenimis apie 6 terabaitų. Gerai, kaip Tai plečiasi. Plius minus. Plius 5 gal, ne? Aš neatsimenu, 5-6 terabaitų. Ir dujas atveju minus 4 valandos prarastas, ne? Tai daug labai gerai. Bet neblogai čia. Bet mums tada nebūtų. Keturis. Turbūt ten kiekvieną valandą būtų labai kaina išauga. Jo, nes tiesiog reikia daug resursų. Na, ir ko, tai vietos. Mes 15 minučių dar turim. Storą, kol gali atsukti nuo backupo, storą, kol gali atsukti į kurias nori sekundės. Tai reiškia, iki duomenų sugadinimo. Tai jo, mes replikavimą turim. Tai ten darosi replikavimas kas 15 minučių ir jie. Kokiu duomenų? MS SQL. Microsoft, ne? Microsoft SQL. Ir darom irgi kas 15 minučių replikavimus. Tai gal neturi Microsoftas tokį blogų? Turi, ten yra logšiftingas, viskas yra, šitie dalykai yra. Kodėl tada negalima atsukti iki galo? Atsuk galima, bet mes pasiskaičiavome tą momentą, kadangi didelė duomenų bazė, jeigu mes kas 15 minučių darom replikas ir mus kažkurioje vietoje šifruoja, mes tada jo atsistatyti galim, bet mums tas atstatymo laikas gali būti ilgesnis, nes jeigu labai didelė duomenų bazė, jis turi logus visus atsukinėti. Jeigu įmonės, pavyzdžiui, mūsų atveju, kokia nors įmonė, kur pasileidžia, visko šopas pasileidžia, visus video pardavimų, viskas, yra šitą, likučiai, kaip Jo, mes irgi svarstėm šitą variantą, tai esmė tokia, kad gali būti, kad iš backupo atkūrimas gali būti greitesnis nei visų logų peržiūrimas ir transakcijų ir sugrįžimas atgal tą pačią vietą. Tai didelė duomenų bazė, tai irgi darantis tam, nes tiesiog Oracle'as kitaip veikia, nu bent jau aš to ką girdžiu. Oracle'as jisai turi tą bazę, ne? Tu darai jos šaltą kopiją, kažkur tai pasidedi, ne? Šaltą kopiją gaunasi. Ir paskui jisai visus pakeitimus registruoja kaip logus. Ir tada mechanizmas ten, kas kažkiek laiko jos nuputinėja, tas logus. Iš čia išima, padeda ten. Tai reiškia, tada tu turi šito laiko, nu čia kaip padarysi, tu gali turėti vieną kopiją, sakykime, ten -3 mėnesiai, ten -2 mėnesiai, reiškia, -1 mėnesis,
minus savaitė, ne? Ir taip toliau. Tada tu ir visus tos archyvlogus, reiškia, su kiekvienu to. Nes ir toliau tai jie bus vienodi, reiškia. Tai kažkiek. Tada keli kažkurią tai, kurios tau reikia, pavyzdžiui, o prieš 2 mėnesius sugadino. Tu keli tą kopiją, dasuki iki sekundės tikslumo ir tada, reiškia, ir tada sustabdai. Tada tu ją gali pakelt, nusiskaityti, pavyzdžiui, ir nu, turėti ją tokią, kokią turi. Tai va, tai čia kaip ir atgal nieko. Ta prasme, vis tiek turi į priekį pasukinėti. Tai bet kokiu atveju tas atstatymas, aišku, 6 terabaitai greitai yra 4 valandas, nes čia labai daug, ko kokie yra. Nors ne, gal ten paskui, kai jau kreipiausi ten, kur reikia, tai ten tokie greitai tada įvyko. Ten jau per standartinį servisą, tai ten buvo vargas. Šiaip klientas susigadino, pasileido mass update ant savo duomenų ir susigadino, pastebėjo po laiko. Maždaug laiką žinojo. Ir reikėjo visą mūsų klientų bazę, reiškia, išsiskirti vietos, pasikelti, iki tos sekundės dasukti, įsikopijuoti, ką reikia ir viską nudropinti. Tai ten biškai gal standartiniai buvo, paskui jau, kai aš jau ten paskambinau valdžiai, tai ten greitai vyko, paskui ten paleidos. Tai va, tai mes, mums 4 valandas būtų prastai, bet 15 minučių nėra greitinio. Aišku, vėl ten pataikyti gali, kokiam vienam kitam klientui gali pataikyti. O kokia buvo valdžios motyvacija, kad pasidaryti šitą dubliažą? Dubliažą, kad žiniasklaida, ar jie pradėjo rimčiau galvoti? Ne, tiesiog mes, kadangi pakankamai dabar įmonė esame, viena iš priežasčių, tai dėl +2 darėm šitą, nes mes esame svarbus subjektas, mes visą šitą dalyką turim rimčiau žiūrėti. Čia ta europinė direktyva. Taip, iki balandžio vidurio dabar reikia atitikti iš teisinės pusės, o per metus dar duoda laiko iki atitikti techninę pusę, bet mes techninę pusę jau pasidarėm daugmaž, tai žodžiu, pagrindas buvo vienas iš šito. Ten dėl veiklos tęstinumo mato pas mus, kadangi gamyba yra gamybinis serveris ir tam su debesiu sunkiau gaus, tam turbūt real-time komunikavimo su PLC kontroleriais, su kitiems tai šiek tiek sunkiau, o kitas dalykas tai prastovas ir labai daug kainuoja, tai nes aš mačiau, žiniasklaidoje buvo kažkas, tai LinkedIn, kur kažkas buvo pastalinės, kad gamybinė įmonė užšifravo. Fredo buvo. Gerai, tai okei. Bet jeigu ten toks visi svarbus, čia mes susitarsim, dar persikalbės tave? Nu, nežinau, aš tiesiog tą profilį noriu keisti, čia daugiau mano tas sprendimas turėtų būti. Kiek finansiniai lūkesčiai? 3000 rankas. Žinau. Kaip laikė tai galėtų atrodyti? Tai vis tiek man reikėtų pranešti arba ir po to pagal įstatymus atidirbti apie 3 savaitės. Vis tiek persiduoti viską reikia. Kodėl komanda lieka kažkokia, ne? Taip. O tai daugiau tokių žmonių, kas darė su tuo verslu, tas sąsajas buvo dar, ar ne? Buvo kolega, kuris dabar irgi lieka, dar neseniai dar prieš gerus metus komandos pastiprinimą turėjom, pasikeitė šitą komandą, tai, sakant, nelieka viena nedaro. Okay. Kokių dar galėtum pats iš savo pusės, ką tu matai iš jų biškį? Daug nebematau. Praleidau. Pradžia ten nebuvo, kažkaip labai
Kitais projektus, kažkokius tai vieną kitą reiškia, bet kažko dar gal reikėtų pasiklausti, Kaip reaguoja kritinėse situacijose? Jeigu biškis strisuko, kažkas lūžta, krenta, reikia greitai surasti sprendimą. Jo, šitas dalykas, ką dažniausiai žmonės keista, jie pasimeta ir bėgioja kaip vištos su nukirstom galvom, kaip liaudiškai tariant, nes tiesiog pasimeta ir stresą nežino, ką daryti. Net ir mano komanda buvo atveju, kur ten buvo lūžimai, jie pasimeta ir tas patyrė, kad iš to streso, nežinomybės, tada žmogus pasimeta ir jam toks jausmas susiblokuoja smegenis. Aš ką darau, aš stengiuosi ramiai peržiūrėti situaciją ir pirmiausia išsiaiškinti priežastį, kas dėl ko įvyko, tada atlikti sprendimą po sprendimo padarimo, tas sprendimas turėtų būti, tarkim, mano atveju, dabartinė įmonė kažkokio serviso atstatymas, kažkokios komunikacijos atstatymas, kai viską atstatau, tad pasižiūriu, kodėl tai įvyko. Ta prasme, panalizuoti šiek problem managemento yra dalykas, kad reikia problemas analizuoti ir pasižiūrėti, kodėl jos iškilo, kad jos nepasikartotų, arba jų mažiau. pamokas. Taip. Išmokti. Taip. O dar turbūt praleidau duomenų bazių įgūdžius. MySQL, Microsoft SQL. Nu, tai jau su klientais, tai žinai, šitą mažiau. Bet jeigu žinos, tai bus privalumas. Pačiam teko rašyti kodą. Teko ir nemažai, nes esu kūręs, programavęs Teisingai savo turėjome. ir esu programavęs dar irgi savitarnos sistemą amerikiečių įmonį One International. O kaip gavai tokį užsakymą? Šiaip smalsumą. Tiesiog per LinkedIną. Patraukė dėmesį. Kaip vienas panelės paklausė, sakau, ten sako, aš kur dirbau ten, ar uostė kažkaip, čia kai studijavau, sakau, kaip tu tokį darbą galvoji? Ne per lovą. Norėsi šitą, kaip pajuokavo, bet klausyk, sakau, neklausiu, aš tavęs šitą, ne per lovą, sakė. Ja. Ten indeksai, pažįstami, Unikalumas, tikrai taip. optimizavimai kažkokie. Ja, čia matai, iš to kampo pasižiūrėjus, žinai, kad jeigu pradėjus nuo serviso ir galėtų net, kad pas tuos gambukus nereiktų eiti, žinai, nusistatyti tą problemą, tokį kaip serviso, tokį techninę dalį, tą, kad susipažinti su sistema, ir kažkurį laiką būtų galima pasidengti ir po truputį tos jau kad pasigautų tos serviso, tos visus darbus, papildomus tos. Bet kur dabar pastringa, reiškia, kur ten nežino. Ne, pavyzdys reikia kažkokio iš FMD, kažkokio logo daugiau pasimti, kad supras, kur problema. Tai tą čia tamsą paėmų, kai netygi, kai būna nuotaika, bet iš esmės, tokį gali jisai padaryti, bet nesusikalba, ką. Gal ten, tai jo, galbūt ir šitą reiktų. Bet ir tu gali paėti. Ja, ką man reikia, turbūt sources Nu, kad nereikėtų lakstyti tą kur tas, kur mes tai tą, kad susikonfliginsi, bet tai tu tą irgi gali padaryti, bet norisi, kad net jau tą pagašpinę dalį, kad pistų lūžo, nerodo. O, kaip tas šiandien, ko ten matėm, partnerį nerodo kažkur, kur iš atsargų, ne? Nu, tai tokį atsidaryti programinį nebereikia, pasižiūrėti, ko trūksta. Ar trūksta to reikšmės, ar tik tai gridė kažkas tai ne tą įrašė lauką. Tai čia tokiam lygiai, kad net nereikia tokio dėti, servisas pats įsispręstų. Jau ateitų tada gatavas, kad jeigu reikia įdėti, jeigu trūksta rodymų, galėtų įdėti, ne, pradžiai bent jau laisvai. Ar norėčiau, kad į Five'ą rašytųsi pradžiai? Greičiausiai ne.
Reiškia, nu, jeigu trūksta, tas laukas yra, bet jis neužpildytas, sakykime, tai čia šitoje vietoje reikėtų žiūrėti ir paskui jau žingsnis po žingsnio, tada jau matytųsi, ką gali imtis, ką negali imtis, pats jau turėtų spręsti. Sakytų, man čia gal dar nenoriu, arba čia aišku darysiu. Tai čia tas dalykas atsirastų, tai tam tikrą dalį tų problemų būtų galima nukelt ir tuo pačiu jau pasimti naujas užduotis ir pradėti žiūrėti, bent jau gal net ir, pavyzdžiui, integracinę dalį pasižiūrėti, žinai, tam tikrus dalykus ir jau iš karto, kad kai vienose rankose dabar vienas aiškinasi, tada programeriai, tada dar kažką, o čia jau gal būtų pavyktų, kad jiem pavyktų tik tai vystyti jau tą, kas jau su pačiu TSM susiję, ir tam su trečiom šalim su visko. Ir jeigu jūs analizuoti ir viską padaryti, tai čia, sakykime, galėtų būti. O paskui jau žiūrėti tuos jau sudėtingesnius verslo procesus. Jeigu. Tai žinau, tai kaip čia, į kurią pusę labiau paskui temptų, tai čia negaliu atsakyti, negaliu suprognozuoti, reiškia, iš karto. O šiaip tai galvočiau, kad reikėtų, jeigu tam niekas pabandytų, padėlioti. Šalia Gintarės reikėtų pakankamai, jei techninė pusė kol kas, ne kol kas, jei visą gyvenimą pas techninė pusė, kaip sakyti, menininkai yra. Ne, tai jie tam tinka, tam kalbam, kur reikia ten, aš atėjau pasakiau, duok man skaičių. O ką tu čia mūsų žaidinėjai? Apie ką? Ne, reikia mums čia kas. Tai kokią funkciją? Ką tas jūsų šopas čia padavinėja? Žinom, tai mainai ten. Tai ten iš karto tas bendravimas, reikia tą atstovėti. Tai čia to reikia. Ja. Tai gerai, tai ką, aš tai galvoju, matematika yra labai paprasta. Sakykime, kad iš mūsų pusės mes susidarėm, dėstykis savo pusėj ir informuok, reiškiasi, ką galėsi. Vėliau turbūt su Giedriu reikės dirbti, aš tik tai turėjau į tą bendras projektavimas, kai ateina iš visų, o ten daugiau čia kažkas su kolega reikėtų, tą kraštą reikėtų jį kažkaip taip padėlioti, Neringą, kažkiek Gintarė ir tada kas iš Ingos, kas pareina, o ten nepareina, reikėtų. Ar dabar vis tiek daugiau su tam techniniam žiūrėti, tai tavo tam dalis ir tada tą serviso dalį pasižiūrėti, gal įneštų tokių naujų, gal norėtų palydinti, pavyzdžiui, ko tu nenori. Servisą prižiūrėti, pavyzdžiui, organizuoti darbą ir taip toliau. Tų kampų yra, žinai, ką čia dar. Ką pridengti mes dar turim, sočiai. Tai, mes laikomės principų, aš tai kas ne visai sutinka, reiškia, ko galima nedaryti, reikia nedaryti. Yra ta frazė, kad kol veikia, kol nedės. Čia šventas, bet jeigu, pavyzdžiui, galima padaryti, galima netestuoti papildomai, netestuoja, klientas patestuos. Galima kažko neprašinėjame. Nes tada, jeigu daryti viską tvarkingai, tai iš 1 valandos programavimo gausis 5-7 valandas. Tada klientas nepirks paprasčiausiai. O darbo valanda, tam, kad mes pasiima žmogus ir datempia. Maždaug įsiaiškinam kaip, aš su programuotojais susidėstau kodiniais, įdėsim ten tą, raktais, padarom ir tada gauna žmogus, pažiūrė ir matot, jeigu dar neaiškumo dar pasižiūrim kartu ir tai bandom, reiškiasi, bandom taip pigiai pasidaryti. Kartais išlenda, šiandien tas, kad pasirodo, kad nepaliesta dalis buvo, ką darysim, eisim dabar persi projektasim, pasipildysim ir nespręsim.
Tai visokių būna tų situacijų, o svarbiausia, kad žinot taisyklę, kad praeitis nesiprastina, reikia žiūrėti į priekį ir žiūrėti, kaip iš esamos išėti. Aš dariau, ne aš dariau, nėra skirtumo, esmė veikia ar neveikia. Jeigu neveikia, tai reikia daryti, kad veiktų, suradus priežastį. O kas darė, ten skirtumas man labai mažas yra. Tai šitai taip kaip yra. Jo, tai ką žinau, sakykim, kad susitarėm ir laukiu žinių. Laukiu žinių, žiūrėk, kas tenais tavo pusėje. Mane domina laikas. Ir viskas. O tada tarėmės ir leidžiam į gyvenimą projektą. O toliau viskas bus tavo rankose. Aš tau nepagelbėsiu. Susirink tą informaciją ir kaip sakyti, tų žinių. Nešiu kažkaip, tai esi pasiūtus ir tai yra klausimas, kaip su multitaskingu tau? Tai su multitaskingu, kad turėti kelis skirtingus dalykus, tai čia realiai mano kasdienybė, nes net ir dabar, kadangi didelė infrastruktūra, labai daug darbo vietų, daug sistemų, komanda pakankamai maža, taip pat įmonėj, tai vadinama reikia multitasking. Tai turi vienas LT. Ir Dailas prospektas? Lezą. Lezą persikėlė. Tikėlė. Jo, tai žodžiu, kad be multitaskingo, aš niekaip negaliu įsiversti. Klausimas ant klausimo lipa ir tada reikia irgi prioritetus dalyvatis. Nėra didelių projektų, yra daug tokių mažų paklausimų, kurias reikia. Ir dar kurie pasirinka arba pas klientą, arba dar geriau trečiai šaly. Arba pas mus. Visai būna. Tai va, tai gerai, nu tai ką žinau, tai sakykim, kad susidarėm, pasižiūrim, pasibandom, spręsim. Gal ten tų krypčių yra daug, o žiūrėsim, kaip patinka. Susikonfigyti kažką. Reikės kalėdų. Aš tai turiu kažkur sorsą, bet aš jį pasisiunčiu kartą į mėnesį ir neturiu užsimovęs, jeigu ten nesginsiu nieko. Taip pat man irgi reikia sužinoti, iš kokių lentų, iš kokių laukų kas eina. Dabar pravers. Na jo, mes daug trūkdom programerius, reiškia, su paprastais dalykais. Kur tu vėl negali nueiti toliau, nežinodamas, kas ten yra. Gūjų nematai. Ir tada norint susižinot, reiškia, mums reikia, einam, tai va čia reikėtų irgi, kad galėtume čia vietoj susižinot. Ir tą reikėtų, žengti žingsnį į priekį, irgi, nes mes biškį feilinam. Norėtųsi tą seriją, kad čia daugiau liktų tos serijos, aišku, ten su laiku nesinori, reiškia, ten klaidų prisidarydavo, vien dėl tų, vien dėl tų, reiškia, kad dar nežino, bet jau step by step jau reikėtų, jau, ten vis tiek. Tai va, gerai, sakykime, kad susidarėm ir judam į priekį. Gerai. Nesižvalgykime atgal jau, tada informuok tada, kai žinosi kažką, kitą savaitę nebūsiu. Svarbiausia turbūt. Reikia dar į kalnus nuvažiuoti. Kol sniegas nenupirko, reiškia. Bet vėl žada šūdiną orą, šiemet užkeikta. Buvau už keletą savaičių. Viena diena buvo gera, paskui 2 snigo. Paskui viena buvo nesnigo, bet sniego tiek, kad neleido nieko. Ir vėl paskui snigo, žodžiu, tai visas tokios dienos, viena diena, buvo normalesnė. Dabar vėl 2 žada šūdinas iš 4 rūšių. Šūdinas, kad sniego? Snigs arba lis.
Pliusas apačioje iš 10 šilumos. Bet tas kaifas ateina čia šoks į kalną, užsikėlė, ar ten šalta. Arba lyja ir varai per pliuzą ir taškas į, kiek ten, nežinau, nečiaži tas. Ne, bet galvojau, kad reikia, ten dar draugai važiavo Lenkijoje, netoli sienos yra kažkoks. Neverta. Neverta? Jeigu nori eilėse pastovėti ir nušūdimų trasą nučiuošti, tai tada taip. Jeigu nori gero įspūdžio, reikia važiuoti elgtis. Ir mokintis visai kitaip. Kad būtų keltukas normalus, kad būtų bent jau ta trasa tokia, ta mokinimuisi tokių yra. Yra daug tokių, grinai mokinimus, kuris mėgo, kur ilgas. Aš, pavyzdžiui, važiuočiau, nors sakyčiau, kad fizė reikia mokintis čiuožti, nes ten tokia normalus kubiliukas yra, netgi net neatsisėsta kubiliukas, 5 kilometrų trasa, tokia švelni, ten į kitą kaimą, Lagis ar Sarpulsas, nebeatsimenu, kur yra 10. Tai yra tokia biškį statesnis kalniukas, toks lietuviškas liepkalnis, vėl tokia plokštė, ir tokia visa. Aš kiek atsimenu, tai aš sakyčiau, kad visiems reiktų mokytis ten. Ir paskui, jeigu savaitę būsi pakankamai sportiškas ir nebijosi kalną, nebijosi aukščio, tai gali jau keltis į Viltaką. Tiesiai, kur eina ta pagrindinė trasa, naktiniai. Tai irgi tokia nepikta, bet jau su ja gali kažką pramokti, o ten porą galiukų yra tokių, kur ką, tai sakyčiau, aš tenai sakyčiau, kad reikia mokintis čiuožti. Arba tada kur nors, tai čia iš Austrų, ko gero, vienintelė vieta, nes Austrai turi tokį bjaurų dalyką, galai yra mėlynų, tokie vadinasi. Realiai yra juodi, tik jie nežymi, nes tada apsišykusių būtų, stovėtų ir šyktų visiems, kalnus Sveika Marija, šnekėtų tenais. Taip toliau, o kai neuždeda, mato, kad statoka, čiuožia visi ir nučiuožia, o pystą ant kitos uždeda raudoną. Tai ir visi bando, ir ten stovi jau tada ant to kalno, Sveika Marija, nes jis ten iš tikrųjų juoda yra, reiškia, ne mamai, nes Sveika Marija, šneki, viskas, nieko negali padaryti. Tai ir ten visi bando čiuožti, o kur uždeda juoda, nieks nebando čiuožti, nes dar vakare būna gera, nes ten čiainikai arba uždeda, kad dangerous, arba for experts, kad užvaro. Tada ten nieks nečiuožia, reiškia, tik tiek, kad jas nesumuša, nesudaužo, reiškia, tai jos išlieka geras. O jeigu sakau, tai jeigu ant juodos uždeda raudoną, tai visi bando, bet sustumia tokius kalnus, kad vakare būna tokie, ypač pavasarį, kai tas kropas būna tas sniegas. O jeigu nieko neuždeda, tai visi bando čiuožti, tai visai tenais profi gaunasi. Bet aišku, ten jau, kurie labai pavojinga, tai nedaro tokių bairių. Bet jeigu kuriaus ant pavojingiausio krašto uždeda juodą, palieka ten tą kitą dar. Bet iš tų sakau, aš kiek atsimenu, tai kiek esu matęs, tai tą galima treniruotis. Galima treniruotis kokiam nors Leogange, o dabar kur važiuosiu, ten iš kitos pusės užvažiavimas yra kitas slėnis, bet galima perčiuožti. Ten tokia irgi ilga, ten tokia nepavojinga, bet neatsimenu jos galo. Pavasarį ten užšūdina būna, aš ten gal vieną kartą čiuožęs neatsimenu. Nes kai visi kiek grįžimai, tai su keltuvu. Ir jeigu tu prasčiau čiuoži, tai tada tik su keltuvu, nes ten jau įsižiūri kelias, nusileisi. Ir statu, ir turiu tos kropos, ir tie kalnai dideli, ten reikia kupstai dideli, ten reikia dirbti. Tai iš tų. O taip tai daugiau ten yra. Kažkada Jasna būdavo gerai, tas centrinis keltuvas. Bet dabar ten tokias eilės, kad jeigu nori išmokti eilės stovėti, tai gali ten į maksimą. O iš tų ten, bet sakau, kai pasiseks, tai jau dabar, tai eilės. Uždarė viršų, ką ateini. Dar nematęs tiek žmonių, 1000 žmonių stojo, 3 keltuvai centriniai, ar 4 ten net yra, tada vieta. 4, 1, 2, 4 keltuvai. Visi sučiuožė į apačią, nėra kur daugiau dėtis. Ir kaupėsi žmonės, jie varo jiems tokį, jau kelia tik tai vieną, paskui vėl visos suvaro. Ir dar, tiek dar nematęs, kiek akis mato žmonės, net nesupranti, kur eilė eina. Pusę valandą, tai vėl paskui. Bet čia jau ta forsmažuojama situacija, čia nieko nepadarysi. Šiaip normaliai ten nebūna tokių milžiniškų eilių. Gal ryte biškį būna eilė, kai centrinių keltuvų dar kažko. Bet į Lenkiją nevažiuok, susigadinsi įspūdžius. Prastas.
trumpas, prastas, keltukai prasti. Tai jeigu ten apie tą širką, ne širkas, Neatsimenu, bet tai va. ten vos ne vienintelis yra širkas. Ten du keltukai ir būtent gal daugiau pastatė. Neįspūdingas tas kalnas. Pačia šlapelus, jeigu kava, šilta jau. Tai reikia, kad bent 2 kilometrų kalnas būtų, ten 1-2 gal. Kai 1-2 pačia gerai, kai bet važiuosiu, tai vienas kalnas yra 1-7 pačia. Tai, pavyzdžiui, jeigu labai prastas oras, tai varai tenai, sakykime, labai šilta. Nebūtinai prastas, jeigu šilta. Žiūri, ten bus net 15 laipsnių. Varai tą 1-7, o ten jau 1-7, tai jau bus kokie, geriausiu atveju 3 šilumos, pakilsi viršų iš vis bus ledas. Nereikia gadinti, reikia rimtai tą pažiūrėti, jeigu Nuo labai stataus kalno, tai jeigu pirmas važiavimas, tai sudėtinga. Nereikia. Aš turėjau patirties, kai mane užkėlė į 2,5 kilo. Ir ieškojo instruktorių. Bet aš tai, man išdumas neleido su keltuvu leisti, aš čiūrėjau. Geriau nepasakosiu, kaip sekėsi. Nesusižeidė. Ne, bet po to, kai 50 kartą atsistojau, jį baigėsi jėgos. Tada jau prašiau, kad pakeltų. Buvo, geriau nereikia. Reikia tada. Ta prarandi tą dieną, jokių įgūdžių, o tau. Kur švelnesni, turi būti tas specialiai mokymas yra tas. Nereikia bijoti su vaikais, pačiuošti, yra eskalatoriai per kelią, yra tie pašikniukai, yra ten, Italijoje dar, yra Austrijoje mažiau biškai, bet irgi tų kalbų nėra. Tada reikia ne pavasarį važiuoti, nes ten bus, kaip taisyklė, bus šlapia, bus sniego mažai pačiuošti. Geriau tada žiemą nuvažiuoti, barė, pasijungti, salė, ir tada jau skirt savaitę. Nepagėti instruktorių pasijungti, reiškia, išmokti, parodyti tos basicus. Dar geriau, jeigu kokių draugų yra, kurie moka čiuožti. Ir kai jau atsiranda tas pirmas basicas, moki sustoti ir pasukti ir sustoti, kai moki, tada jau galima lipti, ir jeigu tau kažkas parodytų, pavyzdžiui, kažkai vaikus mokinau, dar kažką, tai čiūdžiai ten, kad kas mane būtų mokinę. Tu gali nuo to pačio kalno pačiuožti, reiškia, ir kalnas yra pilnas. Tai tu gali taip čiuožti, gali taip čiuožti. Tai reiškia, kas gaunasi. Jeigu tu taip čiuoši, tai čia taip čiuoži, kada jau nori pojūčių trūksta. O kai tu nesupranti, tai tu čiuoži ten, kur eina. Kaip taisyklė, tie naujokai užčiuožia ant gražiausių vietų, kurios tačiausias yra. Ir tada verkia. O jeigu tu pasiimsi kalną, išnaudosi jo tą pilvą, išnaudosi ir tu tą pilvą pasiimsi, tą kalną pasiimsi, tai tu gražiai nučiuoši. Užsisuksi ir vėl per tą pilvą. Ir taip per tą pilvą gali jį susimažinti. Gali taip čiuožti, kur bus staigus posūkis, ten išgraužtas griovys toksai, ir ten ledas, ir ten, jeigu tai pamatysi, įsigasi greičio, viskas, tai gulsi iš karto ir taip toliau. Tada kaip porą elementarių taisyklių yra, kas parodo, viskas, tai yra geriausias prisimins. Aš tai per išdidus buvau, tai pats išmokau. Kai sakyt, kartočiau, nežinau, gal kartočiau, jeigu jaunesnis būčiau. Tai va, gerai, klausyk, tai ką, tai kada laužinių ištęsti? Tai gerai, tai aš pasistengsiu penktadienį, jeigu nespėsiu, aš nežinau. Pirmadienį dar būsiu. Ar man bus. O antradienį vairuosiu visą dieną, tai šnekėsiu su visais, čia nesišydyti. Suprantu. Tai galima penktadienį, galima pirmadienį, galima antradienį. Gerai, tada. Ir tada žiūrim, ką ten tau pasakys, ką pasiūlys. Kokį lobių, reiškia, gal ištrauks skrynelę ir sakys, čia žiūrėk. Tai darom dabar skrynę ir mes čia dar nepaleisim. Gali tai būti, žinok, nes čia irgi neatnešiu. O tu paimsi susigūdysi. Nu tai gerai, tai sakau, čia viskas jau, tu turi pasakyti, kad jau taip, pasakyti datą, viskas, tada galim tau atsiųsti sutartį. Reiškia, viską pasirašom, kad tau saugiau būtų, ne, ateisi čia, pasirašysim, jeigu man jokių skirtumų nėra, reiškia, viskas pradedam ir žiūrim, kaip seksis, viskas tada. Aš visai steigiau nuo, kaip sakyti, iki vestuvių mylėjau visas pasaulio moteris, po vestuvių 2 mažiau.
Tai taip ir darbuotojais visais tikiu, o kaip jiem čia ateina, kaip pasiseka, tai Nuo nenuminės. pačio darbuotojo priklauso, kaip jis Šiek norės. tiek, nuo aplinkos, nuo visko, nuo profilių, kaip klientas, vėl 1000 faktų. Tai sakau, verslą padaryti yra tas pats, kaip kad žemė atsidūrė tinkamai vietą, kiek ten kilometrą pasirinktų, kiek, ir tipo gyvybės nebūtų. Taip ir čia yra, tu viską sutampa, tu turi gauti tinkamą klientą, tu turi tinkamus darbuotojus, tinkamos rytis, ten tinkama situacija, taip toliau, tada gaunasi verslas. Jeigu tas viskas nesukrenta, reiškia, gaunasi galbūt prasčiau, gal visai nesigauna. Čia lygiai tas pats. Taip ir tam darbuotojui, kaip jam tiks, kaip su kolegom sutars, kaip su kažkuo, kaip ką. O pas programiniai be AI ar su AI. Šiaip stengiuosi kuo mažiau. Kodą pats parašai. Parašau, selektą drąsiai, šiaip joinus rašiau, nes reikėjo, buvo dalykas, darėm ūkininkų savitarną, grynai redakciją Ažūro, reikėjo mums visus duomenis apie ūkininkus irgi sukramtyti ir mūsų Navision atiduoti į cloudą, tai čia irgi rašiau ir web servisą ir tuo pačiu visus tuos duomenis irgi surinkau iš daug Navision lentų, į Vilksų sudėjau su .NET. Aš iš .NET ragavęs ir PHP, tiek su frameworkais. Restas ar ne? Šarpas. Ne, bet pats web servisas. Tai turbūt galima ir tą parašyti. Ir savo pagalbą restą. Galima, tiek savo tiek restą, tiek paprastai su HTTP postų vietų. Aš čia mažiau suprantu, aš apie kompiuterį galiu pakalbėti. Apie programavimą man iškyla paprasčiau. Teko irgi išanalizuoti, išmokti tą Navision kompozą ir ten susijointi visas tas lentas, pasidaryti. Pas mus bus panašumas į Navision kompozą. Sakykime, bus šiek tiek į tą tokią aliuziją, į tą pusę. Ne tas, kas, aišku, tai yra visokių grybų pas mus pridaryta, bet pavadinimų keistų, bet principė duombazės struktūra, pati basicas yra šiek tiek turi panašumas. Bent jau transakcijas, dar kažkas, tai jos, galbūt ne visiškai, bet koks nors kaip trečios eilės pusbrolis, tai kaip minimum galėtų būti. Šiaip bendrai visi savo, pasižiūri, sako, čia kaip Navision. Aš gal nuo to biškai atsiskyręs esu šiek tiek analizacijos, visko. Tai aš į tą pusę maždaug ir kreipiu viską, nes ten visai atrodė logiška. To, ką yra prikūrę visokie startupai. Gerai, tai ką, tai turbūt tiek su šitais, ne? Sakykime, Dėkui, kad skiriat laiką. lauksim po žinių. Ir ką, mėginsim kažkaip tai žiūrėti, tada tavo pažiūrėsiu. Gerai, tada tiek labai. Iki. Turiu telefoną, ar ne? Turiu. Mano. Turiu iš to, kur skambino. Taip. Gerai. Ja. Gerai, dėkui. Vienas ir vienintelis. Čia tiesiog laiką. Daryti viską. Gerai, Ja, tai dėkui. labai žiūrėjau.